Sveiki, gerbėmieji žiūrovai. Ši laida apie miegą. Viskas, ką jums reikia žinoti. Pradžiai noriu jums pranešti, jeigu jūs esate jauno amžiaus, tai ši laida ne jums. Miegokite kiek jūs norite, tai jūsų reikalas. Bet jei jūs jau esate vyresnio amžiaus, pilnai subrendote, tai manau, čia galima padirbėti ir galima kur kas daugiau pasiekti, galbūt nei jūs miegate dabar. Reiškia, kiek laiko miegoti, pasitelksime statistiką. Statistiškai idealiausia miegoti tarp 6-7 valandų. Tarp 7 ir 8 valandų miegas taip pat skaitosi labai neblogas variantas. Bet nemiegokite daugiau. Jau miegant 8,5-9 valandas švaistote savo gyvenimą. Be to yra duomenų, kad miegantis ilgiau gyvena trumpiau. Taip pat blogas variantas miegoti per trumpai, iki 6 valandų. Reiškia, jausitės blogai, savaime suprantama, depresija, taip pat galite turėti dėl to problemų su svoriu ir taip pat yra duomenys, kad gyvensite trumpiau. Taigi, pakartosiu, idealus miego tarpsnis tarp 6-7 valandų, jeigu miegate tarp 7 ir 8, taip pat puikus laiko tarpsnis. Geriausia turėti naktitvarkę. Ta prasme, kad jūs einate miegoti tam tikrų laikų ir keliatės tam tikrų laikų. Visados elgiatės vienodai, įskaitant ir savaitgalius. Tuomet jūsų organizmas pripras prie tokio režimo ir jūsų miego fazės labai gerai susiderins tarpusavyje ir jūs patys pastebėsite, kad jums iš tikrųjų reikės mažiau miego. Vietoj to, kad miegoti 9 valandas, jums pilnai užteks 6 ir jūs jausitės geriau. Bet problema yra tame, kad ne kiekvienas galime laikytis tokio režimo. Negaliu to laikytis ir aš, dėja, bet mano darbas neleidžia. Ir pilnai gali būti, kad jūs taip pat negalite laikytis tokio pat režimo pastoviai. Yra savaitgaliai, yra atostogos, yra darbas, krūvos dalykų, kas gali tą naktitvarkę jūsų sugadinti. Tada būtinas yra žadintuvas. Taip, neleiskite savo miegoti per daug, kelkitės vis tiek ir statykite žadintuvą. Geriausia yra prabusti lėčiausioje miego fazėje. Tada jūs jausitės labai žvalus. Blogiausia greičiausioje miego fazėje, tada jūs būsite tikras gyvas zombis. Šiais laikais netgi yra, reiškia, ir kompiuterio, reiškia, ta prasme, telefono apai, kurie jums padės atsibusti būtent lėčiausioje miego fazėje. Ir jeigu jūs laikotės tos pačios naktitvarkės, jūsų organizmas pats prisiderins ir padarys jūsų miego fazes taip, kad jūs atsibustumėte tada, kada reikia. Dabar pakalbėkime apie miego fazes. Kokios tos lėtosios ir greitosios miego fazės. Iš tikrųjų, lėtosios miego fazės yra nebūtinos, jos yra žinomos 3. Tai reiškia pati lėčiausia miego fazė, kai jūs tik užmiegate, vidutinė ir jau giliausia, lėčiausia miego fazė, kai jūs jau stipriai miegate. Bet tos 3 miego pirmosios fazės, jos yra praktiškai nebūtinas, žmogus gali išgyventi ir be jų. Bet jūs negalite išgyventi be greitojo miego. Greitoji miego fazė tai yra tokia, kai jūsų akių vokeliai juda ir jūsų smegenys veikia, reiškia, būtent šioje miego fazėje aktyviau negu prabudus. Jūs galite blaškytis, judėti ir žiūrint iš šalies, kitiems žmonėms gali pasirodyti, kad jūs labai blogai miegate. Iš tikrųjų, šis miegas yra būtinas ir būtent šio miego metu jūs kuo puikiausiai pailsite. Ir jeigu jūs negausite šio miego pakankamai, tai ir bus jūsų didžiausia problema. Dėl to yra labai svarbi naktitvarkė. Ir jeigu jūs miegosite pastoviai taip pat, jūsų miego fazė susiderins ir jūs gausite pakankamai greitojo miego. Miego metu ir prieš pat miegą stenkitės vengti žydros spalvos. Jūs turbūt esate girdėję, jūs sėdite prie žydrųjų televizijos ekranų. Iš tikrųjų tai yra visiškai tiesa. Televizoriai išties skleidžia tą žydrąją spalvą. Tokią pat žydrąją spalvą, kaip jūs matote lauke dienos metu. Tas pats liečia ir, reiškia, sumaniuosius telefonus ir tas pats yra, reiškia, kompiuterio monitoriai. Tai būtent tai yra labai kenksmingas dalykas miego metu ir iškart prieš miegą, nes mūsų, reiškia, smegenų sensoriai
į tokią spalvą reaguoja, kad dabar yra diena ir jūs nesijusite mieguisti. Prieš miegą aš asmeniškai jums patarčiau meditaciją. 10 minučių meditacija sutaupys jums gerą valandą lovoje, jeigu sunkiai užmiegate, kas mano problema. Vietoj to, kad vartytis lovoje, tiesiog 10 minučių pamedituokite, pastebėsite, kaip greitai lūšite miegoti. Taip pat patartina miego metu, kad kažkas šiek tiek triukšmautų. Tai yra netiesa, kad reikia miegoti visiškoje tyloje. Aš asmeniškai turiu oro valytuvą, kuris pakankamai garsiai triukšmauja ir patikėkite, tai užliuliuoja labai puikiai ir jūs tada labai puikiai miegate. Žmogus nėra pripratęs miegoti visiškoje tyloje, visiška tyla tai yra, reiškia, sintetinis neįprastas būdas ir turi būti šiek tiek kažkokio triukšmo, bet jisai turi būti pastovus, neturi būti kažkoksai neįprastas. Taip pat jūsų miegamajame miego metu yra patartina turėti šiek tiek apšvietimo. Labai nedaug, nežydros spalvos, nes jūs dažniausiai, reiškia, jūs prabaudinėsite nakties metu ir akimis greitai patikrinsite miegamai. Tai irgi yra visiškai normalu. Tai pas mus yra užsilikę iš labai senų laikų, kai žmogus dar miegodavo gamtoje ir, reiškia, tokiu būdu patikrindavo, ar viskas yra tvarkoje ir jeigu jūs būsite visiškoje tamsoje, jausitės nepatogiai. O dabar pakalbėkime, kokioje pozicijoje yra geriausia miegoti. Pati geriausia miego pozicija yra skaitoma tokia. Taip miegu aš, bet patikėkite, taip negali išmiegoti kiekvienas ir jeigu jūs miegate su partneriu, tai jūsų partneris gali būti nelabai patenkintas, kad jūs garsiai knarkite. Ir patikėkite, jūs tikrai kenkite jam savo partneriui knarkdami. Tai reiškia, dabar paaiškinsiu, kuom ši pozicija yra gera. Pozicija ši yra gera, kad nenugulite savo, reiškia, organų, nei širdies, nei kepenų, nei plaučių. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, jūsų veidas tokiu būdu nesiraukšlės. Tai va. Žinoma, galime ir taip miegoti, ir taip, bet būtent ant nugaros. Dabar pakalbėkime apie kitą visai neblogą būdą miegoti. Taigi, ne kiekvienas gali miegoti ant nugaros, jūs galite pilnai miegoti štai taip. Šis būdas skaitosi taip pat visiškai neblogas, bet žiūrėkite, kojas turi būti ištemptos, nes kitaip, jeigu jūs miegosite labiau, reiškia, sulenkę kojas, tai jau skaitosi pavojingas stuburas, turėsite problemų su nugara. Dabar pakalbėkime apie patį blogiausią būdą miegoti. Jeigu jūs miegosite taip, jūsų veidas bus labai susiraukšlėjęs, jūsų visi organai bus nugulėti per miegą ir reiškia, jūs turbūt būsite labai nervingas žmogus taip pat. O apie trumpą dienos miegą, taip pat kaip yra geriau miegoti ar monofaziškai, ar bifaziškai, ar polifaziškai, kalbėsime jau kitoje laidoje. Nepamirškite, tai buvo Martynas, viskas, ką jums reikia žinoti, yra mano laidose. Žiūrėkite, sekite, būkite sveiki, gyvenkite amžinai. Viso geriausio.